surašė į knygas visus šitos dalykus, su piešiniais, ir 5000 metų rašė. Ir tas viskas Vedose yra sudėliota. Ir įvairiausi jogos pratimai ir kitur. Ten yra didžiulis mokslas, kurį galima studijuoti. O, aš čia biškai peršokinėjau. Čia dabar grįšim atgal prie Vidūno. Jeigu šnekėt apie Vidūną, vat yra ta Bhagavad Gita, reiškia, kur minėjau, tai Vidūnas pirmasis aplamai žmogus, kuris iš sanskrito kalbos tą knygą išvertė į lietuvių kalbą. Ir 2 metai prieš mirtį jis ją publikavo. Čia iš tikrųjų yra jo testamentas lietuvių tautai. Ir tą dar knygą originalą galima rasti pas mus Klaipėdos universiteto bibliotekoje. Gal. Aš čia dar radau, žiūriu, kažkaip netyčia man peršoko tos skaidrės, aš biškiai apie patį Vidūną dar jums papasakosiu, gerai? Nu, kaip minėjau, tai apie asmenybę Vidūno trupučiuką, jeigu grįžtų. Kaip sakiau, kad jis sirgo tuberkuliozę, kad vakarų medicinos gydytojai atsisakė visiškai jam padėti, todėl jis pagalbos ieškojo rytų medicinai, ne vakarų, ne šiuolaikiniai, bet po toj senoviniai medicinai. Ir tai vat jam padėjo tą imuninę reakciją taip sustiprinti, kad sustabdė tuberkuliozinį procesą. Ir tai, kad jis suvokė, kiek čia stiprus ginklas ir kaip jį galima panaudoti, ir užtat jis nusprendė ir dalinti su žmonėm apie tai. Ir tai leido jam suprasti, suvokti vat tą svarbą visumos suvokimo, sąmoningumo, kultūros supratimą. Tai buvo, neseniai mirė tokia babutė, Kintuose dar jinai gyvena, jinai prisimindavo tą Vidūną. Sako, toks dedukas miške nuogas lakstydavo. Tai jisai, reiškia, bandydavo kvėpuoti visų kūnų, užtat nuogas vaikščiodavo miške. Ypatingą dėmesį skyrė maistui. Jis buvo vegetaras visiškas, jis net 7 vegetarizmo pakopas aprašė, kad skaitė, kad mėsa tai yra kaip sakyti, lavonas. Ir negalima to lavono valgyti. Žmogus turi valgyti tik tai, kas yra pirma generacija pasaulyje. Nes pats svarbiausias dalykas pasaulyje yra saulės energija. Ir kuo tu daugiau gali tos saulės energijos į save paimti, tuo esi sveikesnis. O gyvūnas tai yra antra generacija saulės energijos. Lapas tai yra pirma generacija, ten yra daugiausia saulės energijos. O gyvūnas, jau jisai suvalgęs tą lapą, jisai jau turi mažiau tos saulės. Tada užtat reikia daugiau mėsos suvalgyti, kad gautum tą patį kiekį saulės energijos, kaip kad žalio maisto suvalgyti. Kaip minėjau, fiziniai bei kvėpavimo pratimai, darbo ir poilsio režimas, meditacija. Vidūnas tam, kad atjungti savo psichiką, kad medituot, jisai skaitė, kad muzika labai padeda tai padaryti ir jisai specialiai išmoko groti arfą. Kas kitų muziejai buvo, tikriausiai matė tą Vidūno arfą, parvežė iš Leningrado, ten tokią istoriją gražią turi. Ir tą arfą leisdavo jam visiškai atsijungti. Nežinau, ar čia jau matosi, bet čia yra visos 7 vegetarizmo pakopos. Tai aš gal perskaitysiu, nes visi klausė, ką čia galima, ko negalima valgyti, kas čia tas vegetaras ir kaip panašiai. Tai vat jis sako, kad pirmas žygis, pirmas tokia pakopa, kada vegetarizmo, tai yra mažinimas mėsos saiko arba mėsos kiekio. Reikia valgyti daugiau daržovių, vaisių, grūdų miltų ir pieno gaminių valgyti. Tai čia toks lengvas vegetaras. Toliau, jeigu jau toliau, tada jau reikia visai nevalgyti mėsos, o tenkintis kiaušiniais, to, kas iš pieno gaminama, ar šiaip valgyti vien kas iš augmenijos pareina. Trečią pakopą žmogus gali pasiekti, jeigu jis bus ir be kiaušinių, ir be pieno. Vien to, ką augalai valgo. Vien tik tai to, ką augalai duoda. Ketvirtas žingsnis. Labai svarbu mažinti miltų valgių. Tenkintis kitais būtent daržovėmis, riešutais, vaisiais ir uogomis. Reiškia, miltai irgi nelabai gerai. Toliau nuėjęs žmogus gyvens be ankščių, grūdų,
žirnių, pupelių, be smulkiųjų miltų, valgys aplamai mažai grūdų valgių. Kiek dar bulvių valgys, bet toliau žalias daržovės, riešutus, vaisius ir uogas. O 6 pakopai praktiškai lieka riešutai, daržovės ir vaisiai. Ir 7 pakopai saldžiais vaisiais ir riešutais. Tai to užtenka. Saldžius vaisius ir riešutais žmogus gali visiškai gyventi. Pažįstu vieną žmogų, kuris jau 15 metų valgo vien tik medų. Medų ir arbatai, daugiau nieko. Ir puikiausia yra kūdas.